Sveiki, mėly draugai. Šiandien jums naudodamasis progą, kad saulutė šviečia, pademonstruosiu, kaip toliau yra vykdoma lysvių paruošimo darbai. Štai šią žaliapę pjaunu šitokia va pieva. Smulkina jinai lapus, smulkina seną žolę, kuri bus panaudota vietoj mulčio paviršiuje, kurią užklosiu lysvę, kur ruošiama. Lapų, žolių, mišinių. Nestorai, kokių 3-2 cm sluoksnis padengėmės. Kadangi čia bus pavasarį sodinamos smulkios daržovės, kur prieš sodinimą aš jas tik tai grevelį prabrauksiu, tą mulčią. Jisai per žiemą susigulės. Ir bus toks labai, kaip sakant, nu jau ir papuvęs ir viską jis lengvai prasigrėž griovelis. Ir tuo pačiu pamulčiuota žemė neleis drėgmę išgaruoti, neleis prasikalti pirmosioms vienmetėms piktžolėms, kurios užstelbia daigus smulkius. Tai čia galima bus sėti gurkutes, petražolės, visokias svogūnėlius. Štai čia tokiu principu ruošiamos tokiom smulkiom daržovėm. Reiškia šakniavaisiniam daržovėm, šitaip aš ruošiu žemę. Toliau, sekantis etapas yra paruošta lysvė visiškai nedirbtoj žemė. Irgi taip pat, tik čia jau gerokai storesnių sluoksnių. Kaip matot, maždaug apie 10-12 cm esu užklojęs tokio paties mulčio. Čia jau gerokai storiau. Ir dar klosiu štai seno šieno sluoksnį. Jis dedamas dėl to, kad nebeišlystų iš pievos žolės, kadangi čia šita žemė yra nedirbta. Grinai yra daugiametė pieva. Štai tokiu sluoksniu uždengsiu visą šitą lysvelę ir jinai bus tokia pati kaip anos dvi. Ir parodyk ir anas. Štai tokias lysves jau galima sodinti ir bulves, ir visas kitas stambesėklės daržovės, kurias, kaip sakant, reikia sėti išlaikant atstumus. Tai čia pasidarysiu šitoj vietoj, kaip sakant, duobutes, įpilsi kokio nors substrato, ar durpių, ar ten komposto, ir sodink ir pupelę, ir pupą, ir žirnį. Viską, ką galima šitokius dalykus. Jau nekalbu apie tai, kad gali tinka ir bulvės. Bulvėm tai jau ypatingai gerai. Ruošimas skirstomas į keletą etapų. Vienas iš jų yra pasiruošimas tų vadinamųjų velėninių plytų. Prieš pradedant kirsti plytas, aš tokią pievą, kur pasirinkta, nupjaunu žemai su žoliapjove. Tuomet aštriai užgalastų kastuvų, per kastuvo plotį ir per 2 kastuvus ilgio atsikertu tokią plytą. Štai. Pasivertęs ant šono, aš ją gražiai sulyginu, kad jinai man turėtų stačiakampę formą. Sulyginu apačią, šoną, tas, kuris eis į lauko pusę. Štai plyta ir gatava. Ant kastuvo pasidedu ir į karutį.
nukeliausim į nuolatinę vietą, kur bus padėta į bortelį. Na va. Va taip vyksta plytų gamyba.